Sveiki mokiniai! Šiandien kalbėsime apie žolės deginimo pavojus ir žalą gamtai. Dėl žmogaus kaltės liepsnose žūva pirmoji pavasario augalija, smulkūs gyvūnai, skurdėja dirva, padidėja vėjo ir lietaus sukelta erozija. Ugnis persimeta į miškus, aukštapelkes, durpynus, pastatus. Kasmet dėl žolės gaisrų nukenčia ne tik gamta, bet ir žmonės. Kartais ši nelaimė baigėsi tragiškai. Aplinkos ministerija primena, kad griežtai draudžiama deginti ražienas, nenušienautą ir nesurinkta į kompaktiškas krūvas žolę, bei nesurinktus į krūvas šiaudus. Net ir surinktų atliekų negalima deginti miškuose, aukštapelkėse ar šiaip durpingose vietose ir arčiau kaip 100 metrų nuo šių vietų. Kartais, uždegdami daržo atliekų krūvą, žmonės stengiasi atsikratyti ir kitų sodyboje susikaupusių šiukšlių, skudurų, polietileno, padangų ir panašiai. Taip elgtis draudžiama, nes degant šioms šiukšlėms į atmosferą patenka ypač toksiškos medžiagos. Gaisrai Smiltynėje. Labai gražus Lietuvos kampelis nukentėjo nuo didžiulio gaisro. Išdegė didžiuliai miško plotai. Neatsargiai numesta nuorūka gali padaryti labai daug žalos. Žaibiškai plintanti ugnis. Miškams pavojinga net menkiausia žiežirba. Gaisro liepsnos nuo žolės vėjui papūtus persimetė ant netoliese stovėjusių namų ir paliko be pastogės keletą šeimų. Taigi, žolės deginimas nejuokingas užsiėmimas. Niekada nedeginkite žolės.